Tai labas vakaras, kas įjungėtės į šio vakaro labai tiesioginę transliaciją ir kas dabar ar vėliau prisijungsite į pakartojimą, žiūrint jums patogiu metu čia Facebook'e arba per YouTube'ės kanalą. Čia Facebook'e visada mano įrašai išlieka prie video skilties, o YouTube'ai visada galima rasti patogiai ir paprastai, tiesiog įvedus mano vardą arba, žinoma, Širdies erdvės puslapyje taip pat vyksta šita tiesioginė transliacija, tai patogių kanalų yra pakankamai nemažai. Tai va, tai vėl laidelė kaip klausimas, atsakymas ir praktika, kur kartu su savo išjautimais šio laikmečio kažkokiais suvokimais, kurie man taip pat ateina bestebint, begyvenant ir bebendraujant su savo artimaisiais ar žmonėm, kurie kreipiasi pas mane konsultacijos ar kartu kažkom pasidalinam ir ateina įžvalgos suvokimai, atsiunčiami tam tikros žinutės, kaip kas veikia, nes kartais tiesiog turiu tokį fainą dovaną, kad kartais pamatau, kaip energijos veikia fiziškai, praktiškai, kaip tai atrodo, ir labai džiaugiuosi, kad kartais visą tą man atveria tokias galimybės pamatyti, kaip energijos atrodo fiziškai per fiziką, per materiją. Nes materija ir yra energija, tik tais mes ją matom vienokią formą, o jeigu išplėstume savo žvilgsnį, atvertume trečiąją akį, tai matytume visai kitokią struktūrą ir kitokiu to pavidalu. Tai va. O kadangi viskas yra energija, tiek materija, tiek mūsų santykiai, mūsų bendravimas, tai vis karts nuo karto norisi grįžti ir vėl pakalbėti apie santykius iš vienos, iš kitos pusės, nes visada šita tema bus aktuali ir visada bus apie ją ką pakalbėti. Nes kaip vienas mokslininkas, fizikas, tarp kitko, yra pasakęs, kad visatoje nėra nieko kito apart santykiai. Ką be paimsim, pas mus visada visur bus santykis ir ryšys. Santykyje yra ypač žmogiškame bendravimas. Tai va, tai šią savaitę man bebendraujant su keletą žmonių vis iškildavo ir iškilo tasai bendravimo klausimas, bendravimo tie ypatumai, ir kurie susiję su tuo, kad kaip bendrauti tarp draugų, kaip bendrauti šeimoje, ir ypatingai dabar, kai vyksta daug įvairiausių globalinių įvykių, socialinių įvykių, politinių dalykų, visokių tų aktualijų, ir dažnai žmonės, kurie gyvena jau 20-15 metų kartu, gal mažiau, gal daugiau, bet kai vis iškyla kažkokios naujos tos aktualijos, gali staiga imti ir išsiskirti jų visada anksčiau buvę panašus požiūriai ir atsiranda konfliktai, atsiranda diskusijos, atsiranda tam tikra trintis, nemalonumas, įtampos, ir jos jau būna kaip kažkokia sėkla, kuri pažadina dar tolimesnius barnius, nesutarimus, ir gali vykti daug visokių dalykų. Tikrai yra tekę girdėti iš pažįstamų, kurie tiesiog dalinasi ir nežino, ką daryti, nes šeimoje yra nesantaika, kadangi išsiskyrė ten politinės pažiūros. O kadangi dabar tų įvykių srautas yra begalinis, jisai keičiasi, tai gali vis keistis ir sutapti, nesutapti, ir draugauti, nedraugauti, ir atsirasti kažkokių tai tokių niuansų. Tai va, tai šį vakarą taip ir užvadinau
savo laidelę, kaip bendrauti, kai išsiskiria politinės pažiūros, nes šiandien su savo vienu artimu žmogumi būtent apie tai ir kalbėjomės, kaip sutarti vyrui ir žmonai, kai, tarkim, vyras yra begalinai įsitraukęs į tos politinius dalykus, o žmona jais nesidomi. Arba atvirkščiai, tiek vyras ir tiek žmona yra įsitraukę į tos dalykus ir turi abu skirtingas politinės pažiūras. Ne, o karšta zona namuose, karšta zona, kai vyrai ir žmonai pasibaigia darbas, grįžta, susitinka ir tikrai kuris nors ką nors ima tokio ir, liaudiškai tariant, užmeta apie tą temą. Ir aišku, ten kuris nors pagauna tą užmetimą, kažkiek susinervuoja ir vienas, ir paskui kitas, ir trečias. Ir gaunasi, kad abu eina miegoti į atskirus kambarius, nesikalba kelias dienas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tokių istorijų yra begalė ir tai vyksta ne tik su politiniam temam, bet ir su kitom temam, kai labai smarkiai išsiskiria tos pažiūros ir ima iš tikrųjų šitoje vietoje ne kas kitas, o ego. Nes tai yra viena iš tų temų, kur ego yra lengviausiai įsisukti ir atsiranda tas noras įrodyti, parodyti, kuris yra teisesnis, kuris yra viršesnis, arba tiesiog jaustis gerai savo pusėje, nes savoji pusė atrodo teisingiausia. Tai va, bet iš tikrųjų nėra nei vienos tos pusės teisingos, neteisingos, tiesiog yra tos skirtingos situacijos, skirtingi požiūriai ir negana to, viskas visada keičiasi kaip ir energetiškai, niekas nestovi savo vietoje, o viskas ima ir keičiasi. Tai va, tai šiandien, kai kalbėjome su tuo savo artimu žmogum ir dalinomės, kaip vienas, kaip kitas spręstume va šitą klausimą. Aš tarp kitko tikrai praktiškai sprendusi ir teko pereiti visas šitas barikadas, apie kurias jums papasakojau, tai tikrai čia yra mano patirtis. Tai tas žmogus pasiūlė, kad jeigu, tarkim, vyras yra vienoje pusėje ir pareina ir labai karštakošiškai kalba apie savo tas politinės pažiūras, žmona turėtų jį nutildyti ir pasakyti, kad nebenori viso to girdėti, nes tiesiog tai teršia aplinką ir bendrą gyvenimo erdvę. Ir mano komentaras buvo toks į šitą pavyzdį, kad jeigu žmogus parėjęs negalės išsikalbėti savo artimajam, ką jis jaučia, ar ne, ir bus, tarkim, nutildytas, kad jis elgėsi nemandagiai, negražiai, karštakošiškai kalbėdamas, tai tokiu būdu dažniausiai žmonės linksta ieškoti savo, tai kur tada jisai gali išsikalbėti, jeigu šeimoje jo nepalaiko, neišklauso, nenori girdėti, tai tada prasideda kitokių draugų ieškojimas, vėlimasis į Facebooko komentarus su visais pykčiais. Netgi gali eiti link to, kad ieškoti žmogus tų visų tų dalykų, kur žalinga jo sveikatai, kad tas emocijas nuimtų su kažkokiais tais dalykais. Ir taip užsiveda dar didesnis tas ratas ir kaip paskui jį sustabdyti. Tai va, o mano pasiūlymas šituo atveju, kurį aš pasidalinau su to žmogumi ir dabar dalinuosi su jumis ir ką aš pati taip pat pritaikiau,
Tai yra tai, kad kai grįžta vyras ir jis yra, tarkim, dienos metu kažkur kažką paskaitė, sužinojo, išgirdo ir jisai yra ant tų karštųjų, ar ne, kuri nori kažkam pasakyti, ką išgirdo, ką sužinojo ir jis yra įsitikinęs tą savo tiesą, kad taip ir yra tiesa, tai tiesiog išklausyti jį. Išklausyti, ką jisai nori pasakyti. Tebūnie jam tuo metu, tą dieną, tą akimirką, tas ir tas žmogus yra blogas, kaltas, tą padarė, tą išgirdo, tą sužinojo, taip ir taip ir taip. Ir leisti jam tiesiog išsisakyti. Ir sakyti, kad, girdim, taip, girdim. Ir taip kaip girdim kitus žmonės, arba taip kaip mes norim, kad mus išgirstų ir mus išklausytų, tai tiesiog leisti išsiklausyti tam žmogui, ką jisai kalba, ar ne, mūsų artimajam. Ir pasakyti, taip, galbūt tu teisus, galbūt taip ir yra. Galbūt, aš nežinau, aš turiu galbūt kitą nuomonę. Galbūt šiandien net neverta apie mano nuomonę kalbėti, bet tiesiog leisti išklausyti, nesiveliant į diskusijas, nesiveliant į komentarus, nes kiekvienas komentaras ar papildomas, ar gali būti su įžnėbimu, noriu pašiepti, pajuokauti, įžeisti arba pažeminti, sukels kitą papildomą diskusiją. Ir čia negali būti tokia, kad, o tai aš ką, man nereikia pasisakyti, o tai aš irgi noriu pasisakyti. Taip, mes visi norim pasisakyti, bet kai mes išmoksime būti tuo, kuris išklauso, mes parodysim pavyzdį tam žmogui, kaip reikia jį pasiklausyti. Ir tada po mėnesio, po 2 mėnesių jau mūsų ims klausytis. Niekada niekas nevyksta iš karto, greitai tą pačią dieną ir nušvitimas nevyksta dažniausiai per vieną akimirką. Mes iš tikrųjų turime tapti pavyzdžiu, kaip sako, būk pavyzdys to pokyčio, kurį nori matyti pasaulyje, ar ne? Tai praktinis šito dvasinio patarimo įgyvendinimas tai yra, kad kai ateina žmogus su skirtinga nuomonės, vertantis emocijose, verdantis nepasitenkinime ir norintis išsikalbėti savo nepasitenkinimus ir išklausyti. Ir tegu jis išsikalba, koks toks anas ir tas ir anas. Nes dažniausiai tuo metu jokių ten kažkokių argumentų ar kontraargumentų ar ant tos emocinės bangos žmogus neieško savo, kad kažkas jam ten pagilintų tą informaciją, neieško savo kažkokio tai protingo pašnekovo. Jis tiesiog ieško to savo žmogaus su savo ausim, kad išgirstų jo emocijas, kad jis šiuo metu iš tikrųjų jisai kalba apie save, kaip jis pats jaučiasi. Jis toje politinėje situacijoje pamatė save ir tą akimirką jis nori išsikalbėti, kaip jisai pats jaučiasi, pamatęs atspindi šitoje globalioje situacijoje. Ir viskas, jis iš tikrųjų kalba apie save. O mes norim turėti tikrą žmogų šalia savęs ir dėl to nuėjome šitą visą tą šydą, tuo, kuris dabar yra uždėtas apie ten kokią temą. Gerai, matyt, kad tema tai karšta tema, tai net išmušinėjo čia mane iš online mano asmeniniam profilyje. Tai dar kartelį tada pakartosiu, kad jeigu trukinėja ryšys, tai galima pereiti iš širdies erdvės puslapį. Ten, atrodo, viskas yra gerai. Viskas yra, normaliai, gerai. Tai va, ir kai mes išklausome tą kitą žmogų taip, kaip jisai jaučiasi, be prieštaravimo, ar ne, tebūnie tai tuo metu kalba iš tikrųjų jo ego ir mes suprantam, kad tas žmogus iš tikrųjų kalba apie save, tai kalba jo ego daugiausia, ką jisai išgirdo, nes toks labai įdomus dalykas yra.
atrodo tos skirtingos politinės pažiūros, ar ne, bet jeigu paklausim to žmogaus, kuris tose emocijose arba tam vidiniam sukilime, kad ten toksai tas ir tas ten vyksta, bet jeigu paprašytume, bet to prašau nedaryti, bet jeigu tiesiog įsiklausykim, kad tai, ką jisai šneka, yra emocija, ne faktai, ne kažkokie moksliniai tyrimai, ne dar kažkas, tai būna, aišku, įvelti ir dar moksliniai tyrimai, bet tuo metu, kai žmogus nori pasidalinti tą emocinę informaciją, tai būna tik tais emocijos. Ten nėra jokio fakto. Kai jau bus kalba apie faktus, jisai sės ramiai, studijuos, analizuos ir taip toliau. Ir tada žmogus kalbės visai su kitokia būsena, iš kitokios būsenos, ir tai jau bus visai kiti dalykai. Bet dažniausiai mes gyvenam stumiami tų visų emocijų ant bangos, taip kaip yra, taip kaip jaučiamės, taip norime kalbėti. Ir per tą, kad kuo mažiau mes duosim savo ego kontrargumentus tiek savo patiem, tiek kitam žmogui, kai jisai kalba iš ego, tada mes mažinsim tą ego buvimą. Tiek santykiuose, tiek vieni pas kitus. Nes kitas žmogus gaus pavyzdį, kaip jį išklauso, mano ego niekas nepaprieštaravo, aš čia pasitaškiau, o čia man žmogus pasakė, galbūt tu teisus, gal tu kalbi taip, kaip tau šiuo metu atrodo. Gal viskas taip ir yra, kaip tu sakai. Gali būt. Aš tikrai ant liežuvio galo norėsis ten pasakyti, kažką pakomentuoti, nei tą pusę pasakyti, bet jeigu tai atlaikysim ir taip įeisim į tą ramę būseną savo pačių ir patrauksim į šoną savo ego ir išklausysim kito žmogaus tą jauseną, kad ir jinai ten persipinusi su ego žodžiais, įvyks toks vidinis poslinkis ir tas žmogus gaus kitą tokią nebepuolimą, bet priėmimą jo būsenos, kokia jinai yra. Ir vieną kartą, antrą kartą, trečią, o po keleto kartų jisai pats pradės tą daryti. Pats pradės išklausyti, ir pakartoti mūsų žodžius, mūsų mimikas. Todėl, kuo nuoširdžiau mes tai darysim, tuo nuoširdesnį atsakymą gausime iš to kito žmogaus, kai jisai kalbės, mes kalbėsim, o jisai mūsų išklausys. Tai čia jeigu apie tas politinės pažiūras, nes tos politinės pažiūros yra laikina, kaip ir viskas, kas yra laikina. Tai yra viena kart viena tema, kita kart kita. Ir jeigu mes imsime viską reaguoti, viską vertinti, atmetinėti, čia su manim, čia ne su manim, čia mano draugai, čia nebe mano bendraminčiai, tai mes nuo tų temų, kiek jų čia yra keičiasi, tai kad jau nebeaišku čia su kuo ten turėtume sutapti, su kuo draugauti, su kuo nebedraugauti ir iš viso ten tom temom, jeigu nenorim, tikrai nėra reikalo, nėra noro jeigu tikrai tai yra tiesiog tas emocijų išliejimas, kartais yra tas aukščiausiasis pasirinkimas, tai tiesiog į tai nesivelti ir nepalikti ten savo energijos. O jeigu turim kažkokį darbą su politiniais dalykais, turim kažką išspręsti, turim kažką išmokti, padaryti, tada taip, mums tai yra informacija, ką tai rodo apie mus, ką tai nori mums pasakyti, kokius žingsnius toliau daryti ir taip. Tai tada jau su tuo dirbam, su ta informacija dirbam. Bet ten emocijų palikinėti, tai geriausia to nedaryti, o jeigu kažkas kitas tai padaro, tai palaikyti tą erdvę, tą išklausimą, tą tokią vidinę švarą, kad gerai, aš gal turiu su kuo aš galiu ramiai pašnekėti su to sutampančiam pažiūrom, o jeigu neturi, tai ir nereikia, reiškia. Tai va, ir dar su savo viena drauge kalbėjom apskritai apie bendravimą ir ne tik šeimoje, ne tik apie politinės temas, bet apskritai apie tų žmonių bendravimą, kad yra toksai dalykas, kad kai mes dirbam su savim,
mums pasidaro iš tikrųjų lengviau bendrauti su kitais dėl to, kad mes išlengvėjam, išlaisvėjam, jaučiamės pakankamai gerai, jaučiamės savimi, vis daugiau savęs tame pokalbėje, to natūralumo, paprastumo, nes daug nusiema tų, bedirbant su savim, daug visokių kaukių, nereikalingų dalykų ir taip suprantam, kad viskas yra matoma, visi viską mato, visi viską jaučia ir nebesinori apsimetinėti ir apsimetinėjimui gadinti savo energijos. Tai iš vienos pusės pasidaro labai lengva ir paprasta bendrauti su žmonėmis. O iš kitos pusės kartais tampa sunku dėl to, kad yra paprastas tas bendravimas ir kai einam į gilesnį tą bendravimą, į tą norą daugiau nuoširdumo, atvirumo ir norim save parodyti taip, kaip mes jaučiamės, jau tą išgrynintą, išvalyta, kiek išeina. Ir kai bandom va taip atsiverti ir pakalbėti nuo širdies, va taip kaip, aš blogai jaučiuosi šiandien, aš kalbu, kaip aš blogai jaučiuosi, ar ne? Ir staiga sulaukiam iš kitų žmonių tokių vat komentarų. O taigi tu medituoji, taigi tu tą darai ir tu vis dar blogai jautiesi. Arba tavo požiūris visiškai nedvasingas į tai. Arba kad pasisako, kad aš blogai jausiuosi ir sako, tai kaip tu gali blogai jaustis, juk tu žinai, kaip su savim pradirbti. Ir gaunasi toksai, kad nebeduodama žmogui būti žmogumi. Arba tai, kad kai mes pasakom, ypač tie žmonės, kurie dirba su savimi, kurie eina tą dvasiniu keliu ir ten praktikų ten milijonai, su žmonėm darbo milijonai ir tada, kai kas nors pasako, kad taigi tau turi būti viskas gerai, arba sako, tai susitvarkyk, arba tai ką tu nežinai, kad pas tave ta ir ta bėda. Dievaži, visi žmonės žino savo bėdas ir bendravime, ypač kai tai yra bendravimas, ne sesija, ne konsultacija, ne kažkas tai tokio, mes visi puikiai žinom savo bėdas ir dėl to į jas baksnuoti arba priminėti, kad tau tas ir tas blogai, tai nepuošia bendravimo, o kaip tik jį uždaro, nes mes buvom nuoširdus pasakydami apie tai, kad mes nepatogiai kažkur jaučiamės, negerai jaučiamės, arba dar kur kyla pyktis, arba dar kurios vietos nesusitvarkėm ir atveriam ten tą vietą, kaip tvarkomės, arba kokios iškilo tos. Ir jeigu kažkas kitas ima baksnuoti, rodyti tas, tai tavo čia tas ego, tu pasižiūrėk, arba tas, netgi nedirbančiam žmogui, bet artimam, kai yra artimas, nuoširdus tas atviras pokalbis, kaip tikrai jau kalba nebe tas ego, nors ir jis kalba, bet vis tiek baksnuoti ir sakyti, tu pažiūrėk, tau negerai šitas, tas ir tas, kai kitas neklausia patarimo, o tik tais vyksta tas širdies atvėrimas, visada tai užveria širdį. Visada norisi atsitraukti, nes mes kai kažką blogai darom, ar kažkas blogai ne taip savo, mes puikiai patys žinom. Ir mes norim tiesiog pasakyti savo tą jauseną, nelaukdami kažkokio dar didesnio tos bėdos gilinimo. Ir kai tai yra prašymas, tai man yra tokia situacija. Gal gali pasakyti, gal matai, kas įvėjo ne taip, arba tai yra konsultacija, arba susitikimas, kur keičiamės informaciją, kad tai yra taip, tai yra konkretus pradirbimas, dirbam, norim, aiškinamės, gilinkės, kas ne taip, dabar iškaskim tą šaknį, kas ten yra negerai. Tada taip mes galim parodyti kitam žmogui, duoti nuorodas, gal tu čia pasižiūrėk, ar bandai, ir tai klausimo forma, ar bandai žiūrėti šitą dalyką, ar bandai spręsti šitą klausimą, ar tau rezonuoja šitą temą, ar girdėjai apie tai, ar tai, aš kaip turėjau, man taip buvo, gal tau kažkas panašaus. Tada bus teisingas priėmimas, bet kai žmogus
kalba ir gilinti tos jo žaizdos nereikia. Nes vienintelis vaistas tam žmogui dabar yra išsikalbėjimas, per išsikalbėjimą jis išgirsta pats save, kai išgirsta pats save, jo laukas tampa lengvesnis nuo to, ką jisai iškalbėjo, nuo to, ką išsisakė, atsirinko, kas teisinga, kas neteisinga ir jam pačiam jo kanalu ateina atsakymas, ką ir kaip toliau daryti. Kaip jam ten spręsti tą dalyką ir būna ačiū, kad išklausai, man to labiausiai ir reikėjo. Tai va. Ačiū Jums labai, kad šį vakarą mane išklausėt, man šį vakarą to labiausiai reikėjo. Labai norėjau su Jumis pasidalinti šitais savo pokalbiais, su savo nuostabiais žmonėmis, kuriais nuostabiai pasikalbėjom, išgvildenom tuos visus dalykus, išsisakėm vieni kitiem nuomonės, vieni kitiems išreiškėm palaikymus ir lygiai taip pat tokia pat padėka aš dėkoju už Jūsų palaikymą, Jūsų buvimas, Jūsų klausimas man yra kaip palaikymas. Ir tikiuosi, kad nuskambėjo Jums reikiamos žinutės ir rasite savo reikiamus atsakymą ar bent keletą žodžių, kurie bus naudingi ir reikšmingi bendraujant su savo artimaisiais. Tai va, tai dėkoju Jums, gero vakaro ir iki kitų gražių susitikimų. Iki.